čia, žinot, kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių. Ir tuo atrodo lyg ir tamsiau viskas. Tai tų priemonių, aišku, yra. Kas liečia, sakykime, tą psichologinę pusę yra sunku. Ir tikrai, sakykime, tokiose šalyse kaip Skandinavijos šalis ir turbūt kitur pasaulyje yra ne tik pacientam, bet ir gydytojam. Yra programos, tu ten gydai dirbi pusę metų ir paskui tu privalai praeiti reabilitaciją psichologinę. Tai pas mus tos reabilitacijos tokios nėra privalomos, tai tu ieškaisi pats. Jeigu reikia, eini pas psichologą, taip yra tekę būti, kada labai sunku, tiesiog nesusitvarkai ir tai čia vienas dalykas, tokia pagalba ar ne savo, bet iš kitos pusės tai visos tos terapijos, ką mes ir pacientams siūlom, ar ne, tai ir meno terapija, ir muzikos terapija, ir dainavimas, ir šokis, ir ten, kas tik tai nori. Man asmeniškai tai geriausiai padeda ieškoti atsakymų, domėtis, skaitant įvairią literatūrą. Ir vienas iš pagrindinių dabar kamuojančių klausimų, aišku, be to, kad tu esi profesionalas, ar ne, ir žinai net ir ten iki molekulinio lygio, kas dėl ko atsiranda ir kaip mes galim per tą molekulinį lygį gydyti pacientus, bet vis tik tai yra kitas dalykas, tai yra ta tokia pusė, kai klausi savęs, kodėl tu esi šitam kely ir kodėl tu visą tai turi patirti ir kodėl tenka tuos ligonius, sakykime, lydėti ar ne iki paskutinio atodūsio, nes turbūt tokie specialistai, tai yra onkologai tikrai, kur mes dirbam ir pacientai iki paskutinio, ar artimieji tiksliau, kai jau pacientai nebegali ten kalbėti, ar skambina, ar klausia, ką darys, žmogus miršta namuose, ar ne, ir šeimos daktarai, kita specialybė yra irgi, kur turbūt irgi su to pačiu susiduria. Tai ieškai tų būdų, ieškai savarankiškai, kaip tiesiog, nes iš tiesų tai toliau reikia gyventi savo gyvenimą, yra šeima, yra vaikai, kurie irgi turi dėmesio sulaukti ir kokybiško dėmesio. Tu negali grįžęs namo po tokio darbo, ar nesakyti, kad eikit visi velniop, nes šiandien mirė pacientas mano, arba ten jam labai blogai, arba ten keliem pacientam blogai, ar ne, o kitą dieną grįžti ir sakai, kad, jau šiandien geriau yra, ar ne, tai šiandien galim bendrauti, kalbėti, tai taip neturėtų būti, ir ieškai. Ieškai tų dalykų, kurie lengvina, tai sakau, man asmeniškai skaitimas labai padeda.